Gerai, kompanija, žiūrėkit. Per tos pakartojimus, kas į mane žiūrėkit, aš parodysiu. Kompanija, sakysiu, jūsų, gana ačiū, jie aš pamatysiu tą procesą, ne? Yo! Pažiūrėkite atgal, atsisukite trumpai, o čia yra muzikinė salė, kuri šį vakarą tikrai bus pilna ir pilna entuziastingų fanų mūsų choro, kurie nori palaikyti mus ne tik tai finansiškai, bet ir pirmiausia morališkai. Ir tai yra didžiulė paskata mūsų chorui. Kauno valstybinėme muzikinėme teatre kartu su Kauno simfoniniu orkestru, Kauno rinktinis, Raigardo Tautkaus ar tiesiog šampaninis choras savo gerbėjams šią savaitę dovanojo šventę. Reklamuotas kaip vienas nuostabiausių metų renginių, gausiai susirinkusių žiūrovų, pirmasis viešas kolektyvo pasirodymas tikrai neturėjo nuvilti. Tai yra didelis reiškinys Kauno miestui, man asmeniškai ir visam chorui, kuomet muzika suvienija miestą ir gan karingą miestą. Kadangi ne visi norintys šiais laikais bilietų gali skirti nuo 30 iki 100 litų, o ir muzikinio teatro erdvė netokia didelė, kad tilptų visi Raigardo Tautkaus suburto choro gerbėjai, suteiksime jums galimybę iš arčiau susipažinti su jo virtuve. Nes virtuvėje, kaip kad dažnoje šeimoje būna, geriausiai atsiskleidžia tarpusavio santykiai. Visose šeimose būna konfliktų. O kas čia negerai? Tai šeimoje nebūna konfliktų? Tai ačiū, kad pertraukėt šeimą. Bus jums. Mano situacija yra geriausias, nes jeigu yra konfliktas, aš galiu pasakyti, kad nieko nesuprantu. Lietuviškai nemoku ir aš sėdžiu kampe ir lauksiu, kol konfliktas pasibaigs. Mes labai daug dirbame, repetuojame kiekvieną dieną po daug valandų. Bet paskui, kai pavargsti, tikrai grįžti namo ir visiems pasakai, visai šeimai, visiems draugams. Ir patys choristai iš tikrųjų yra labai charizmatiški, labai nuostabus, jie labai draugiški ir labai daug darbo įdeda. Jie atėjo šitą projektą turbūt net nežinodami, kaip čia viskas vyks. Tas noras dainuoti pas kiekvieną yra, jau čia kalbos nėra. Meilė muzikai. Visas tas ir apvienijo kiekvieną, reiškės, tą žmogų. Aišku, jisai turi ir nori gal ir solo padainuoti, ir atsiskleisti gal daugiau. Nu, nieko nepadarysi. Čia bus turbūt, nežinau, įsimintiniausias įvykis mano gyvenime. Aš muzikiniam teatre koncertuoju su tokia chebra šaune ir laukiu pasirodymo. Tapome draugais, tapome tarpusavį konfliktuojančiais, tapome viso to, ko reikia tikram kolektyvui, kuris siekia savo aukščiausių tikslų. Manau, kad ir kiekvienoje kompanijoje turi būti vienas šefas, vienas vadovas, tai jisai toks ir yra. Tada jau mikrofoną reikia iškelti, Justai! Reikėjo mikrofoną iškelti dabar. Tėtis labai griežtas. Tėtis geriausias draugas mūsų. Koncerto Kauno muzikinėme teatre metu surinktos lėšos bus skirtos tolimesniam choro gyvavimui. Į jį pagarsėjusius miesto mecenatus asmeniškai kvietė Kauno meras Andrius Kupčinskas su žmona Jurgita. Jie yra ir Kauno šampaninio choro globėjai. Aš manau, ta organizacinė materiali pagalba tikrai duoda labai daug ir ta svarbiausia startinė pozicija pačių pradžia, tai aš manau būtent ir suteikia tam chorui tokį impulsą ir dabar jisai, galima sakyti, yra ant tvirtų vėžių. Kuomet Kauno rinktinio choro vadovai kreipėsi į merą pagalbos, jis gerokai rizikavo, sutikdamas jam padėti. Juk tuomet niekas nežinojo, kad šampaninis kolektyvas taps vienu populiariausių Lietuvoje. O dabar Andrius Kupčinskas su šeima chorą palaiko ne tik kaip meras, bet ir kaip Kauno pilietis, turintis mobilųjį telefoną.
O jūs šiame kokį litą žinutėms skiria? Oi, tikrai ne litą ir ne 2 ir ne 10, tai kiekvieną kartą kaip Jokūbai tenais sekasi balsuoti. Ir pats balsą, ir gerai, va sako. Bet iš tikrųjų tai sužinome po kiekvieno mėnesio sąskaitose. Taip, privaloma tvarka, žiūrime. Ne, iš tikrųjų neprivaloma, bet nuoširdžiai dirbantis jauni žmonės visą laiką kelia susižavėjimą ir pagarbą. Geri tarpusavio santykiai ir nebūkime naivūs. Bent kol kas garantuota komercinė sėkmė, svariausios priežastys šiam chorui gyvuoti ir ateityje. Tuo labiau, kad pasiūlymų gastroliuoti netrūksta jau dabar. Asmeniškai man diena praleista be repeticijos taip kaip patampa tokia nepilnavertė diena, trūksta. Tai reiškia, manau, kad tikrai gerai susidraugavom, labai susidraugavom. Iš tikrųjų, mūsų choras pilnai nusiteikęs gyvuoti ir toliau. Mes pilnai jau organizuojame savo programą tolimesnę, mes šią dieną turime apie 20 kūrinių. Planuojame turėti ir plačiau, planuojame netgi atlikti keletą miuziklų skirtingų, sudalyvauti maždaug 7 koncertuose Lietuvoje, čia didžiausiose arenose, taip pat turnė Portugalijoje, Vengrijoje, Lenkijoje. Tai yra artimiausi planai, o kas bus toliau, tai tik tai jisai žino. Kaip galvojat, ar neišsibarstys choras pasibaigus televizijos projektui? Viskas priklauso nuo pačių žmogeliukų, bet manau, kad neturėtų, nes vis tik tai labai daug darbo įdėta, vien dėl to būtų gaila išsiskirti. Kaip sako, kaip padainuosim, taip ir bus, bet vis jo, kaip padainuosim, taip įsimiegosim. Gerai padainuosim, ramiai miegosim. Dauguma yra dirbančių žmonių, tai turės, aišku, jeigu viskas bus čiki, tai duok Dieve, kad gyvuotumėm toliau. Tad gali būti, kad ateityje miestas turės ne tik neseniai 40-metį šventusi Kauno valstybinį chorą, bet ir kol kas jokio oficialaus statuso neturinti Raigardo Tautkaus kolektyvą. Kauno valstybinis choras tai daugiau atstovauja, galima sakyti, vyresnės kartos, seniorų pažiūrų žmonės ir labiausiai privilioja į Kauno valstybinę filharmoniją, o tuo tarpu šis naujasis, aš manau, irgi galėtų užsitarnauti tam tikrą elektoratą, publiką, irgi vilioti žmonės. Tai aš manau, kad jie tikrai nekonkuruotų, jie kaip tik vienas kitą papildytų ir garsintų Kauno miestą.